Šiandien prasidėjęs šildymo sezonas pradžiugins tuos, kuriems šalti daugiabučiai tapo lygų židiniu. Tačiau Panevėžio Energijos Kėdainių šilumos tinklų rajono viršininkas Vytautas Raziūnas akcentavo, jog pradėti šildymą namui apsisprendus galima ir daug anksčiau nei paskelbtas šildymo sezonas. O kainą už šilumos energiją sumažinti galima atlikus valstybės kompensuojamą mažąją renovaciją bei tinkamai užsisandarinus langus ir duris. Šildymo sezono pradžią atsižvelgdama į faktinę lauko oro temperatūrą nustato savivaldybės institucija savo pavaldume esančiams įstaigoms. Kiti šilumos vartotojai, įskaitant ir daugiabučius gyvenamosius namus, gali pradėti šildymą savo nuožiūrą, nepažeidžiant nustatytų higienos normų, tai yra gyvenamosiuose patalpose negali būti žemesnė temperatūra nei +18 laipsnių. Jeigu daugiabučių namų gyventojai nusprendžia balsų dauguma, tai yra virš 50% namo gyventojų anksčiau ar vėliau pradėti savo pastato šildymą, negu šildymo sezono pradžia paskelbtas savivaldybės, namo bendrijos pirmininkas arba daugiabučių namo administratorius privalo informuoti AB Panevėžio Energiją Kėdainių šilumos tinklų rajoną. Po priimto sprendimo šildymą name įjungia namo šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojas, kuris užtikrina pastato šildymo ir karšto vandens sistemos paleidimą, nuardymą bei visų pastato patalpų šildymą. Akcentuotina tai, jei namas neturi nustatytą tvarką pasirašyto parengties šildymo sezono akto, pradėti šildymo sezono pastate yra draudžiama. Šiai dienai iš visų įvadų Kėdainių mieste, kurių yra 439, aktai gauti 93,2%. Svarbu žinoti tai, kad atėjus šildymo sezonui, kiek mokės gyventojai už patalpų šildymą, priklausys ne tik nuo šilumos kainos, lauko oro temperatūros, bet ir nuo šilumos suvartojimo pastate. Efektyviai vartoti šilumą ir gauti mažesnės sąskaitas gyventojai gali renovavę namą arba atlikti mažąją renovaciją. Mažoji renovacija vadinamas namo šildymo ir karšto vandens sistemų atnaujinimas ir subalansavimas taip, kad visa į pastatą patenkinti šiluma būtų panaudojama kuo efektyviau. Pakeitus seną elevatorinį šilumos punktą, automatizuotų, įrengus balansinius ventilius, izoliavus šilumos ir karšto vandens sistemos vamzdynus, renovuotame name šiluma vartojama racionaliau. Namo šildymo sistemoje automatiškai palaikoma vartotojo pasirinkta norima temperatūra, namo patalpos pasiekia vienodas šilumos kiekis, šiluma pasiskirsto tolygiai. Gyventojams atsiranda galimybė patiems priimti sprendimą dėl savo pastatų šildymo pradžios ir pabaigos, nes esant automatizuotam šilumos punktui, pereinamuoju laikotarpiu patalpos neperšildomos, automatiškai palaikoma norima temperatūra pastate. Šiuo metu aplinkos projektų valdymo agentūra APVA keičia gyventojus teikti paraiškas daugiabučių namų vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų modernizavimui. Tai yra mažai renovacijai. Paraiškas galima teikti iki 25 metų Liepos mėnesio 25 dienos. Valstybės parama skiriama pertvarkant šildymo sistemą ar ją keičiant, įskaitant radiatorių keitimą, termostatinį ventilių įrengimą, vamzdynų keitimą ir kitus būtinus elementus. Neskaitant to, šilumos energiją galima taupyti ir įmantis pačių paprasčiausių priemonių. Už radiatorių įrengti šilumą atspindinčius ekranus. Taip pat patartina šildymo sezono metu neužstatyti radiatorių baldai, neuždengti jų ilgomis užuolaidomis, reguliariai nuo radiatorių valyti dulkes. Saulėtomis žiemos dienomis verta prisiminti nemokamą šilumos šaltinį saulė ir langų tuo metu neuždengti jokiomis užuolaidomis. Vytautas Raziūnas pažymėjo, jog per vasarą Panevėžio Energija atliko daug šilumos trasų vamzdynų keitimo darbų, ne tik mieste, bet ir kaimuose. Tačiau naujojo sezono kainas gali kilstelėti 9% pridėtinės vertės mokestis, kuris 2 šildymo sezonus buvo kompensuojamas. Kalbant apie Kėdainių šilumos tinklų pasiruošimą šildymo sezonui, galima akcentuoti, kad pasiruošimas prasidėjo pasibaigus šildymo sezonui. Pavasarį, gegužės mėnesį atlikti šilumos tinklų hidrauliniai bandymai nustatyti vamzdynų defektai, korozijos paveiktos vietos, šilumos trasų vamzdynai suremontuoti, išbandyti. Vasaros metu buvo atliekama šilumos trasų rekonstrukcijos, pakeičiant susidėvėjusius vamzdynus naujais, gamykliškai izoliuotais. Tai įvykdžius leis sumažinti šilumos nuostolius trasose. Galime paminėti, kad tai atlikta trasose prie iki parduotuvės tiltų 2, trasa Radvilų gatvėje prie pastato Radvilų 9, trasa prie Basanavičio 124 namo.
Visiškai pakeistos šilumos trasos Tiskūnų gyvenvietėje. Ten trasos pakeistos naujai technologijai, metalinius amžius pakeitus plastikiniais izoliuotais gamykliškais amžiais. Atlikta šilumos rekonstrukcija prie Basanavičiaus 94 namo. Lik rekonstruojama pastato Basanavičiaus 80. Viso piniginė išraiška į šilumos trasas investuota apie 256 tūkstančius eurų. Atliekant katilinės įvairius pasiruošimo darbus, baigti šilumos, elektros, kuro ūkio įrengimo, remonto darbai. Rajono katilinių įrengimo apžiūros, techniniai patikrinimai. Atlikta pagrindinių remonto darbų maždaug už 50 tūkstančių eurų. Prognozuojant ateinančio šildymo sezono šilumos kainas, tikėtina, kad jos bus mažesnis negu praėjusio šildymo sezono metu. Tačiau prie galutinės sąskaitos prisidės 9 procentai PVM. Spalio mėnesį nustatyta šilumos kaina yra 6,11 centų už kWh. Pernai šią sezoną pradėjome su šilumos kaina 6,96 centai už kWh. Čia minimos kainos be PVM mokesčio. Palyginus skaičius, šiais metais šilumos kaina gyventojams yra 12,2 procentų mažesnė nei praeitų metų spalio mėnesį. Ar turės įtakos AB Lietuvos darbas? Taip, turės, bet kokiu atveju atliekinės šilumos panaudojimas miesto šildymui yra pigesnis nei Kėdainiuose šilumos gamybai naudojant dujas.